Sveiki, geriai žmonės, draugai, nedraugai. Čia apie kelias šių dienų aktualijas noriu pasisakyti, kyla šiokių tokių minčių. Pirma naujiena tokia linksma, tai tokio propagandono Mariaus Laurinavičiaus išlaipinimas iš lėktuvo, kada evakuavo visus iš Izraelio. Tai bereikalingai žmonės tik daug eikvoja energijos, aiškindami, spėliodami, kas įvyko. Versija tik viena ir ji praktiškai neginčiama. Tas žmogus pridėjo kelnes, liaudiškai apsišyko iš baimės, kaip būtų buvę Kasčiūnui, Svarui ir kitiems. Dėl to buvo išvarytas iš švaraus lėktuvo. Ten žemelį galim vertinti kaip norim, bet pilotas neturėjo priversti kentėti visų žmonių ir grįžo matyti su Spartanu, kuriam ir vieta tarp senų skudurų. Tai va, dabar apie šiandieninį traktorių protestą. Tai pirmą kartą, kada nedalyvavau aš, nes, manau, čia šitas protestas, čia mano nuomonė, bet manau, jinai bus pakankamai, aš pagrysiu. Šitas protestas yra panašiai kaip Kasčiūno dantys gynybai, išleisti pinigus, energiją ir pasakyti, kad mes ginamės. Tai yra uždėtas paukščiukas, kad protestas. Protestas nepažeidžiant 75 metrų nuo Seimo, protestas nieko nereikalaujant, nekeliant jokių politinių reikalavimų, tai yra tik tai kas svarbu žemdirbiams. Nekeliant apie mūsų laisvės, apie gąsdinimus. Tai šitie protestai nieko nebeduos, jie tik tai juokiasi iš mūsų. Reikalavimai turėtų būti tik politiniai, nereikia bijoti sakyti, kad aš politikuoju. Visi mes politikuojam, nes jeigu mes nelendam į politiką, tai politika lenda prie mūsų. Neperdėsiu šiandien pasakydamas, kad mes neturim policijos, teismų, nei prokuratūros. Matėt visas bylas, kas vyksta, vagystės, visokias jau plėšimus iš tiesiog atvirai pinigų. Ir šitie visi represinės struktūros tarnauja tiem patiems plėšikams arba jų bijo. Tai pirmas reikalavimas turėtų būti sugrąžinti mums policiją, peratestavus visus skundikus, bailius ir prisitaikėlius ir nubaudus labai griežtai vadus. Tas pats su teismais turėtų būti reikalavimas įsileisti visuomenės atstovus, o ateityje turėtų būti renkami teisėjai lygiai kaip ir prokurorai. Nes dabar, nežinau kaip jūs, aš pastebiu, kur besikreipčiau bet kokią įstaigą, ne tik policiją, prokuratūrą ar teismus, bet kokią valdišką įstaigą su kažkokia pretenzija, jeigu kažkas manęs netenkina, visur maždaug atsakymas, jis mandagus, jie mėgsta labai mandagiai kalbėti, kad tu čia maždaug durnas, nesupranti, čia viskas labai gerai. Tai pabandykit patys, kalbu ir apie vartotojų teisių gynimą, va čia teko kelis kartus, tiesiog tų dalykų nebėra pas mus. Yra tik tai organizacijos ir daug biurokratų. Taip, kad čia reikia nereikalauti mažinti, didinti mokestį, tai reikalauti reikėtų stabdyti visus šitos mokesčius, neždintis Seimui, neždintis vyriausybė ir nedėlsiant skelbti naujus rinkimus. Tai va vienintelis reikalavimas ir mūsų turi būti daug. Nesibodi politikai šitie ir mūsų opozicijos, kurie protingai šneka lyg už liaudį, kad tauta neprotestuoja. Tai aš pasakysiu, kodėl. Nes nėra vedlio. Nėra, kas suburtų žmonės, kas pasakytų bankai, kol žmonės nedirbs. Jūs juk norite dirbti Lietuvoje prie naujos valdžios. Tai yra stabdote palūkaną, stabdote plėšikavimą. Didieji darbdaviai, Maksimos visos ir kiti jos panašus. Jūsgi norėsite dirbti Lietuvoje prie naujos tvarkos. Ir tai turi daryti ne vienas, o keletas Seimo narių, steigti komitetą, kažkokį gelbėjimą ir panašiai. O nebijoti ir virkauti ekrane, kaip blogai, va matot, mūsų nedaug. O jūsų nedaug, nes jūs nežadėjote šitų dalykų, teismų reformos, atstatyti teisingumą, nubausti nusikaltusius per tą COVID ir panašiai. Niekas nebaudė policininko, kuris sušaudė moterį be teismo, niekas nebaudė Debilotaitės, kuris susprogdino namą ir vaiką nužudė, liepė nužudyti Šaltį, niekas nebaudė.
Dabar gali ateiti pas jūs, aš jau nekalbu, kad jūs ar jūsų artimą partrenkti girtas koks nors brūveris automobiliu ir niekas jo nenuteis ir dar jūs negausite jokios kompensacijos. Ir man tai nenutiks, nutiks mano artimam, tai nesitikėkit, nutiks artimam ir jums. Ir abejingumas, vat tie abejingieji, gerieji, mandagus, save laikantis mandagiais ir padoriais, nekalbantis griežtai, kartais nesikeikiantis, neprotestuojantis, tai ir esate patys blogiausi tie žmonės, labiausiai kenkiantis Lietuvai. Kad ir kaip skaudu būtų sakyti savo kai kuriems artimiesiems, draugams ir kolegams. O grįžtant prie reikalavimų politikams, tai politikus turiu omeny, kurie dar adekvatus, kalba čia televizijos ir kas vyksta, o nekalba apie režimą, ten yra mėšlas. Tai pasižiūrėkite filmą apie Lechą Valensą. Gal jis kiek pritemptas, kai jis išeina ir nežino ar grįš, išeidamas į protestą ar ten kažkokias dėrybas su režimu. Atiduoda žmonai laikrodį ir berot žiedą, sako, va, jeigu negrįšiu, kurį laiką pragyvensi. Tai matot, va čia yra pasiryžimas. O jūs bijote peržengti tą liniją, kad jūs teis galbūt kels bylas, kels apkaltas visokias, tegu kelia. Po to įmanoma reabilitacija. Tai va, kodėl tai daro? Kodėl daro režimas tai seniai aišku. Tokia kvaila raža moteriškė sakė, džiaugiasi, kad Lietuvos po 100 metų nebus. Tai jie tik greitina tą procesą. Matyt, turi užduoti. Sunaikinti valstybę, išdalinti kažkam, nežinau, jeigu dar neblogiau. Todėl tie nelogiški visi sprendimai apie mokesčių didinimą, kodėl didinama mokesčių žmonėms ir mažiau surinks į biudžetą, nes jokios naudos, tai va jums yra atsakymas. Sukelti chaosą, sunaikinti šalį, kad taptų šalis nemokiai, neapginama ir žmonės būtų visiškai abejingi, kas vyks toliau. Taip jau yra buvę istorijoje. Po paskutinio Žečpospolitos padalinimo ir labai panašiai buvo 40 metais prieš Antrą pasaulinį karą, nors tai nelyginami dalykai, bet labai panašus. O viskas, kas vyksta Lietuvoje dabar, tai mano bendramžiai turėtume atsiminti sovietų griuvimą, kai prie Gorbačiovo jau čia, kai tie trys iš lavonai mirė valdžioje, matėme, kad tai viskas, niekas neveikia, niekas nieko nebebijo, niekas nieko nevykdo. Ir laukiame kažko naujo ir kas bus. Visi tikėjomės gero ir gražaus. Tai aš irgi šiandien panašiai laukiu, kas bus, tik tai mažai tikėtina, kad bus gero ir gražaus. Bet nepaisant to gyventi reikia dėl vaikų, dėl savęs. O kaip tas... Sakau, grįžtant prie proceso, tai prie protesto, ten tų traktorių keletas, ten vėl, tai čia kaip prieštaringai vertinamas veiksmas, reiškinys masturbacija. Gali kam ir padeda, bet vaikų nuo to nebūna. Supraskit, nieko tai nebus. Aš nesakau, kad nereikia to daryti, bet daryti ne taip, ne tokiais masteliais ir ne tiek. Čia aš tą supratau jau labai seniai, kada buvo gražus šeimų maršas, Vingio parke, tas mitingas. Ir po to pradėjo lakstyti visi su etiketėms, emblemomis šeimų maršo, užsikabinę didelės vėliavas prie mašinų ir lakstyti po Vilnių ir visur kitur. Aš supratau, kad tai baigėsi. Nes vienas dalykas lakstyti įsikabinus vėliavą, kitas dalykas imtis atsakomybės už savo žodžius, už savo veiksmus, eiti į teismus, ginti artimą savo. Galbūt kas nors nesutiks su manimi įsižeis, bet būtent tą aš pajutau jau tada. Ir dabar, kai aš pamatau tas didelės vėliavas prie traktorių, tai man tas pats jausmas, kad čia nieko nebus. Garsus ir didelis pirstelėjimas į vonę pripiltą vandens, atleiskit. Gal aš klystu, norėčiau būti neteisus. Norėčiau dabar įsiderėsi, kad 10 eurų mažiau iš jų skaičiuos, negu norėjo. Tai va toks bus įsiderėjimas. Turi būti pozicija kieta ir nedarybinė, neaždintis lauk visiems šitiems brudams, nedrįsti palikti Lietuvos, nes būsite teisiami, va tokie va turi būti reikalavimai, mėlyjei žmonės.
Nes kuo mes ilgiau tempsim, tuo sunkiau bus. Žlugs jie be abejonių, tas režimas žlugs, bet kitas klausimas, kiek jie mūsų sunaikins, nuskurdins, nuteis, nutampys po teismus, išžudys. Ir dabar grasina visokie nevykėliai, mato. O man tai primena Remarko laikus. Remarko kūrybą tarp karių, kai į Vokietiją atėjo nacijai, kada galima sakyti, ką nori, apšaukti kaip nori. Policija nesikiša, teismai irgi jūsų negina. Prie kur mes einam. Tai tiek apie protestus ir vargšą Laurinavičių. Ta.